Labas. Džiaugiuosi, kad esi čia. Su meile ir dėkingumu kviečiu tave į jogos nidros praktiką, skirtą susitikti su savo širdimi ir atverti ją. Kviečiu tave būti savo veidrodžiu ir visą savo švelnų dėmesį ir šviesos energiją nukreipti į save, į savęs vidų. Kviečiu tave susijungti su visa žinančia savo širdies išmintimi ir vėl įžiebti savyje gilų nuoširdžios meilės ir atjautos jausmą sau ir visam kam, kas yra aplinkui tave. Įsitaisyk patogiai. Nusileisk į jaukų ramybės lizdą. Atsigulk ant nugaros. Išsitiesk. Galbūt pakelk kojas šiek tiek ant pagalvės. Galbūt pasidėk pagalvę po galvą. Ir kažkuo pridenk akis. Užtikrink, kad tau būtų šilta ir jauku. Pajudink šiek tiek klubus, kojas, pečius ir galvą. Ką galėtum dar padaryti, kad dabar jaustumeis dar bent šiek tiek patogiau? Štai. Ir viskas. Leisk sau tiesiog būti. Tu prasidėjai nuo savo širdies. Tavo pradžia visada buvo tavyje. Nuo pat pradžių mes gyvename iš savo širdies, atvira širdimi į priekį. Joga nidra grąžina mus į tą vidinę erdvę mumyse, iš kurios mes patiriame gyvenimą atvirą širdimi. Šioje praktikoje kviečiu tave nusikelti į gilę, gydančią poilsio būseną, sugrįžti į šią erdvę ir vėl įsijausti į buvimą. Kupina amžinos visą mylinčios energijos ir šviesos, tos šviesos, kurią tu skleidi pasauliui ir kuri prisigėrusi tavo pačios meilės visada sugrįžta atgal pas tave. Įsivaizduok šią praktiką lyg mylimo žmogaus apkabinimą ir šiandien tas žmogus esi tu. Mūsų širdies erdvėje, širdies čakroje gyvena tyra, besąlygiška meilė sau ir kitiems. Tai yra mūsų vidinė harmonija. Tai yra užuojautos, empatijos, atleidimo erdvė. Tai yra tikrojo aš šaltinis, versmė gilios mūsų tiesos. Tos tiesos, kurios neįmanoma išreikšti žodžiais. Tai yra mūsų tikroji, autentiška prigimtis. Visi atsakymai, kurių tu ieškai, jie yra čia, tavo širdyje. Meilės energija yra lyg oras. Ji jau yra tavyje ir visur aplinkui tave. Ji supa tave visur ir visada. Ji sujungia tave su visais ir viskuo, kas yra aplinkui tave. Šioje praktikoje aš kviečiu tave įkūnyti oro elementą kaip meilę.
leisti sau atverti savo širdį pilnai, išlaisvinti savo meilę ir leisti jai tekėti nuolat, laisvai. Atsipalaiduok šios akimirkos švelnume. Dabar prasideda tavo kelionė atgal, namo, į savo meilę, į poilsio būseną, kuri gydo iš vidaus. Priimk atsipalaidavimo dovaną, gilų švelnaus atsipalaidavimo jausmą, tekantį per visą tavo kūną. Jausk, kaip tavo kūnas sugeria į save jaukų ramybės jausmą, kaip ištroškusi žemė sugeria į save vandenį po šilto lietaus. Visas kūnas tampa sunkus, suglemba ir pasiduoda laikomas paviršiaus, ant kurio tu guli. O protas lieka čia ir dabar, sąmoningas, ramus stebėtojas. Jis tyli. Jam dabar yra saugu. Atkreipk dėmesį, kaip gera yra vėl susitikti su savimi, su švelnumu čia. Kaip gera yra skirti šiek tiek meilaus dėmesio sau, visiems savo esybės sluoksniams. Kaip gera pamatyti save, tiesiog būti, stebėti, su meile liudyti tai, kas yra. Tu čia priklausai. Žemė tave laiko, tavo širdis laiko tave. Tu gali atsipalaiduoti giliame saugumo jausme, žinojime, kad dabar viskas yra gerai. Dabar tau yra saugu paleisti. Stebėk savo kūną. Gal kažkuriame savęs kampelyje vis dar jauti įtampą, sustingimą, mažyti pasipriešinimo šešėlį. Ar galėtum leisti ir tai vietai šiek tiek suminkštėti? Pajausk, kaip tavo kūno ribos išsilieja erdvėje. Atsipalaiduoja raumenys, vidiniai organai, sąnariai. Netgi tarpai tarp sąnarių atsipalaiduoja. Tavo kaulai tampa sunkus. Priimk į save gilaus poilsio vaizdą. Susitik su savimi čia, dabar, šiame momente, su atjauta ir švelnumu. Kad ir kaip, kokia ir kur tu dabar būtum, tu esi tobula, kokia esi. Šią akimirką viskas yra gerai. Pasiduok šiam akimirkos saldumui
meilės magijai pasiduok. Leisk meiliai tekėti per tave laisvai. Tegu meilės kupinas sąmoningumas ištirpdo įtampą tavo kūne ir įtampą prote. Lyg kylantis rūkas, tegu suminkštėja tavo nuolat mąstantis protas ir išnarplioja visą nervų sistemoje užsilikusią įtampą. Paleisk. Atsipalaidavimas yra lyg oras. Jis prasiskverbia į visus tavo būties sluoksnius. Pakviesk savo dėmesį susitelkti trečios akies centre, taškelėje kaktoje tarp antakių virš akių. Nukreipk visą savo energiją ir dėmesį aukštyn į savo išminties akį. Nusileisk čia. Grįžk į amžiną buvimą meilėje čia, savyje. Paleisk veido raumenis. Vokai tampa sunkus, atsipalaiduoja akys ir raumenys aplink akis. Veidą glosto ramuma. Paleisk žandikaulį, tegu liežuvis suglemba. Paleisk galvos, kaklo svorį. Atiduok jį žemei, tegu jį žemė neša dabar. Pastebėk garsus aplinkui save. Šalia. Virš tavęs, už tavęs. Girdėk ir pastebėk, kaip garsas lyg magnetas į save traukia tylą. Ir pastebėk, kaip tavo širdis į save traukia tavo sąmoningumą. Pajaus, kaip ši trauka gilėja. Tai yra grįžimas namo. Į šventą vietą savyje. Pajausk gilų ryšį su šios erdvės energija. Pajausk, kaip čia užsimezga meilės, švelnumo ir dėkingumo mainai. Tu čia nesi laikina viešnia. Tai yra tavo namai. Ir šie namai yra tavęs dalis. Tu čia priklausai. Tu čia esi mylima. Tavo širdis yra tavo namai. Jie visada yra tau atviri. Tu esi čia laukiama. Čia gyvena tiek daug išminties. Atsiverk šiai išminčiai. Išgirsk ją. Priimk ją. Ką ji tau kalba? Ką ji tau atskleidžia? Nuvalyk dulkių sluoksnius saugančius tavo širdį. Kokia išmintis ir šviesa čia atsiveria tau. Pabūk su ja.
kelias akimirkas pabūk su ja, su savo širdimi, su jos išmintimi. Žvelk į ją su smalsumu ir nuostaba, kaip vaikas pirmą kartą žvelgiantis į žvaigždės nakties danguje. Kas yra čia? Kas yra čia dabar? Kas tavo širdyje yra dabar? Pastebėk, kiek čia yra daug meilės. Kiek čia yra daug šilto meilės jausmo, kuriuo tu daliniesi su kitais. Ar galėtum tokią pačią meilę skirti sau dabar, šią akimirką? Įsiklausyk į savo širdies balsą. Ko jai dabar labiausiai reikia? Ir iš savo širdies balso išgirsk savąją sankalpą, nuoširdžią intenciją, ketinimą, žodžių rinkinį, lyg auksinį kompasą vedantį į meilės išmintį. Išgirsk savyje savo žodžius arba priimk į save šią frazę. Aš myliu, esu mylima ir leidžiu meiliai laisvai tekėti per mane. Aš myliu, esu mylima ir leidžiu meiliai laisvai tekėti per mane. Mintyse pakartok tai 3 kartus. Tegu švelnus poilsis užliuliuoja tave, o tavo sąmonė lieka atvira meilės dėmesiui. Leisk mano balsui tapti tavo balsu, o tą ir tavo sąmonės srautą vesti per tavo kūną, skiriant dėmesio ir meilės visoms savo dalims, visiems savo sluoksniams. Eik per save ir įsivaizduok, kad kiekviename taške palieki meilės pėdsaką. Tu esi namuose, užpildyk juos savo šviesa. Dabar su švelnumu savo dėmesį pakviesk į pakaušį. Tegu jis susitelkia tavo pakaušyje, tavo dėmesys. Priimk atsipalaidavimo bangą, kuri teka nuo pakaušio per galvą, plaukus. Paleisk įtampą kaktoje. Atpalaiduok akis. Antakiai tampa sunkus. Pasinerk į tylią tamsos erdvę. Smilkiniai suminkštėja.
atsipalaiduoja skruostikauliai, ausis. Atkreipk dėmesį į garsus esančius aplinkui tave. Leisk jiems priminti tau, kad esi čia ir dabar. Čia, kur ir turi būti. Atkreipk dėmesį, kaip oras teka tavo nosies galiuku. Kvėpavimo tėkmė tavyje, per tave. Paleisk apatinį žandikaulį, tegu jis atsipalaiduoja. Pajausk oro tarpelį tarp lūpų, pajausk liežuvio galiuką, gerklės vidų pajausk, burnos viršų pajausk, burnos apačią. Leisk mylinčios energijos srautui tekėti žemyn link gerklės centro, krūtinės centro. Šviesos kupinas širdies centras. Tavo meilės jausmas sugrįžo namo. Stabtelk trumpam. Tu esi namuose. Pajausk jų šilumą ir jaukumą. Visas tavo dėmesys ir energija teka į širdį, į širdies centrą. Užpildo tave, teka per tave. Į dešinę krūtinės pusę. Į petį, alkūnę, riešą, delną, nykštį, antrą pirštą, trečią, ketvirtą, mažąjį pirštuką. Pirštų galiukai užsipildo meilę. Ir tarpai tarp pirštų užsipildo meilę. Visa dešinė ranka spinduliuoja meilės pojūčių. Gyvybės energija teka į tave per kvėpavimą. Kvėpuok. Iš širdies į išorę kvėpuok. Energija teka žemyn, dešinė ranka. Iki pirštų galiukų. Meilė teka per tave ir aplinkui tave, nukreipdama dėmesį atgal į širdį, į save ir nukreipdama savo tėkmę į kairę krūtinės pusę. Meilės energija užpildo kairę krūtinės pusę. Petį, alkūnę, riešą, delną, nykštį, antrą pirštą,
3, 4 mažąjį pirštuką. Užpildo visus pirštų galiukus ir tarpus tarp pirštų užpildo. Visa kairė ranka. Visa kairė ranka pulsuoja gyvybė ir šiluma. Meilės energija teka iš širdies, žemyn kairė ranka, iki pirštų galiukų. Jie teka žemyn ir vėl grįžta atgal į širdies centrą. Lyg veikiama gravitacijos, tavo sąmonė leidžiasi žemyn į skrandį. Meilė užpildo apatinį pilvą, visus vidaus organus, dubenį, dešinį klubą, kelį, čiurną, kulną, pėdos apačią, didįjį kojos pirštą, antrą, trečią pirštą, ketvirtą, mažąjį pirštuką. Visus pirštų galiukus užpildo meilė. Visą dešinę pėdą ir koją. Šiltas ir spinduliuojantis meilės kupinas sąmonės tekėjimas žemyn. Iš širdies, dešinę koją iki pirštų galiukų. Jis leidžiasi žemyn ir vėl kyla atgal, atgal į pilvo apačią. Kyla ir leidžiasi su kiekvienu įkvėpimu. Tas meilės jausmas dabar užpildo kairį klubą, šlaunį, kelį, čiurną, kulną, pėdos apačią, didįjį pirštą, antrą, trečią, ketvirtą pirštą, mažąjį pirštuką, pirštų galiukus, visa kairė pėda ir koja. Mylintis dėmesys teka iš širdies žemyn kairę koją. Leidžiasi žemyn iki pirštų galiukų ir tada vėl kyla atgal į pilvo ertmę. Energija kyla aukštyn per skrandį į širdį, prisotina širdies erdvę savo dėmesiu. Visas kūnas dabar giliai ilsisi. Visas kūnas pripildytas meilę, pulsuoja tavo amžinų mylinčių buvimu.
leisk savo sąmonėj tave švelniai globoti. Apkabink visas jautrias savo dalis, kurioms dabar reikia šiek tiek daugiau šilumos ir dėmesio. Pasitikėk, tavo kūnas yra išmintingas. Jis žino, kaip sugrįžti į meilę. Jis žino, kaip jam reikia išgyti. Jis sugeba tai. Jis gimė žinodamas kelią namo, atgal į širdį. Tai yra tavo vidinis kompasas. Ji visada sugrįžina namo. Kad ir kur nuklystum, vėl ir vėl, tavo kūnas tave parveda namo, į širdį. Visas kūnas giliai ilsisi. Gydantis kvėpavimas, tiesiog buvimas, raminantis kvėpavimo ritmas. Leisk kvėpavimui tekėti sava eiga. Kvėpavimas kyla ir leidžiasi. Lyg potvynis ir atoslūgis. Lyg banga švelniai juda pirmyn ir atgal. Kiekviena banga pirmyn ir atgal. Kiekviena banga nepastebimai neša tave vis giliau į minkštą atsipalaidavimą. Oro banga įteka į širdies erdvę. Ji išsiplečia, atsiveria. Su iškvėpimu tyliai išteka, išsinešdama įtampą. Ir vėl oro banga įteka širdies erdvę ir tyliai išteka. Banga po bangos. Kaip jūra kantriai skalaujanti krantą, kurios vanduo glosto akmenis, kol jų aštrūs kraštai suminkštėja. Taip ir tavo kvėpavimas švelniai nugludina tai, kas viduje buvo įtempta, kas dar buvo kampuota.
Leisk savo būti šioje tėkmėje. Viskas yra gerai. Tau nereikia dabar nieko daryti. Tik būti. Tik leisti kvėpavimo bangoms suminkštinti kietus sluoksnius aplink tavo širdį. Kvėpavimas laiko tave. Kvėpavimo bangos laiko tave. Čia širdyje tu esi saugi. Čia tavo namai. Pajausk savo širdies ritmą. Pajausk pulsą savyje. Pajausk, kaip tavyje pulsuoja meilė. Ir kaip ji savo pulsavimu apgaubia tave. Jausk, kaip meilė švelniai liečia tavo odą. Tavo kūno ribos ištirpsta begalinėje meilės erdvėje. Ji plečiasi, lyg oras. Meilė yra tavyje, užpildo tave. Ir ji yra visur aplinkui tave. Begalinė, tikra, iš vidaus. Meilė gyvena tavyje. Prisimink, visada prisimink tai. Ir kai pasaulis pradeda darytis per sunkus ir per tamsus, prisimink tai. Prisimink tai, kai ima kauptis nereikalingų vidinių taisyklių ir atsakomybės dulkių sluoksniai. Grįžk namo į savo širdį. Meilė čia visada laukia tavęs. Meilė yra atsakymas. Meilė yra kelias. Švelnus, mylintis buvimas.
likdama šiame švelniame mylinčiame buvime, pakviesk į save sugrįžti savo sankalpą. Aš myliu, esu mylima ir leidžiu meilei laisvai tekėti per mane. Su švelniais giliais įkvėpimais pakartok jas sau 3 kartus. Pajausk savo sankalpos buvimą čia ir dabar, nes ji visada yra tavyje. Ji yra visada tavyje ir yra visur aplinkui tave. Kai leidžiame savo nugludinti savo aštrius kampus ir sugrįžtame prie meilės, mūsų širdis lieka atvira. Ji lieka laisva ne tik dalintis meilę, bet ir priimti ją, užsipildyti ją. Ji lieka laisva išlaikyti gilų vidinį žinojimą, kad meilė yra viskas, kas yra ir viskas, ko mums reikia. Dabar pajausk savo kūną. Nukreipk savo dėmesį į savo kūną, pajausk jį, visą pajausk. Pastebėk savo kvėpavimą. Giliai kvėpk ir iškvėpk. Vėl įkvėpk ir iškvėpk. Dar kartą giliai įkvėpk ir iškvėpk. Jogos nidros praktika dabar yra baigta. Akimirkai pasimėgauk dar savo namais širdies erdvėje. Pastebėk, kaip jautiesi, koks jausmas yra vėl sugrįžti namo. Bet kada savo dienoje tu gali trumpam užmerkti akis, pajausti savo širdelę ir vėl grįžti čia, namo. Kviečiu tave atsiverti meiliai, atsiverti giliame žinojime, kad tu esi jos verta. Lik ilsėti savo šaltame kokone tiek, kiek nori, o jeigu esi pasiruošusi išnirti į savo dieną, palengva pajudink kojų ir rankų pirštus. Pajudink galvą. Apkabink save. Pasisuk ant šono. Leisk sau dar akimirką pasimėgauti šią tylą. Ir lėtai atsisėsk. Švelniai atmerk akis. Dabar būtų labai geras laikas apmąstyti ir galbūt savo dienoraštį užsirašyti. Ką tau reiškia meilė? Kaip meilė jaučiasi tavo fizinėme kūne?
kada tu jautiesi išties mylima? Kaip tu nori būti mylima? Ir kaip tu nori meilę dalintis? Gali apsvarstyti būdus, kaip galėtum į savo gyvenimą įtraukti daugiau mylinčio dėmesio ir gerumo. Tokia praktika primena mums, kad meilė visada egzistuoja mumyse. Kartais tai reikia tik šiek tiek prisiminti. Tai reikia tik šiek tiek nuraminti šurmulį aplinkui mus ir mumyse ir prisiminti, kad meilė visada gyvena mumyse. Noriu padėkoti tau, kad šiandien vėl esi čia. Mano vardas yra Dangera. Ir man buvo didžiulis džiaugsmas kurti tokią erdvę, kurioje tu jautiesi saugi būti ir į kurią tu nori sugrįžti. Jei tau patiko šis įrašas, spustelk patinka. Taip gali padėti man plėsti savo žinią, plėsti savo šviesą, meilę ir gali padėti kitoms sutikti ją. Ir žinok, kad gali užsiprenumeruoti pranešimus apie naujus mano įrašus, jogos nidros įrašus ar kitus įrašus, kuriuose aš dalinuosi savo patirtimi, kaip būti geriausia savo drauge ir kurti gyvenimą taip, kad gyventi būtų tikras džiaugsmas. Mano tikslas ir mano misija yra padėti tau pamatyti, kokia tu esi nuostabi. Linkiu tau būti laiminga, sveika, užsipildyti vidinę ramybę ir gyventi laisvėje su savimi. Apkabinu tave su meile, Dangera.